Sveiki, čia toks trumpas video, kuris galbūt pravers Logitech Z2300 turėtojams. Visa esmė tame, kad aš turiu subatą ir jisai kažkur pučia orą, nušvilpia grojant, kad žiauriai nervina, tai bandysiu sužvejot, kurioje tai vietoje yra. Šita dalis, manau, pravers gal ir kitiem, o toliau aš jaučiu, ko gero išimsiu visą elektroniką, nes aš vis tiek su TDA 7294 tiltuotę galvoju naudoti savo sistemų, nes tai paprasčiau, ką man naudot vidinį stiprintuvą su visais filtrais ir kitom nereikalingom man nesąmonėm. O pats subas tikrai neprastas, iki 100 Hz jis tikrai neblogą lygią dažninę turi, kas nežino, kas dažninė yra, tai kad, gerai groja, žodžiu, kaip čia jau kitaip paaiškinsi. Tai einam prie darbo. Tai kaip begemotas atrodo, kažkaip net ant stalo nekėliau. Nemažai metų aš naudojau pilną sistemą, bet dabar tiesiog perėjau prie to, kas labiau kokybiškai groja. Jo, FR10 iš tikrųjų geriau groja už Z2300, kas ir gal ir nustebins daugą, bet taip jau būna. Todėl dabar tiesiog noriu panaudoti subą, kuris yra geriausia tos sistemos dalis. Originali sistema gavo nemažai kritikos už duobę viduriniuose dažniuose. Taip, duobė yra, nes satelitai, viršutinės kolonėlės iki skausmo mažos ir iš esmės subas, negali groti labai aukštai, nes tada jausis, iš kur tie žemi dažniai ir tai jau biškai jautėsi. Todėl subas jaučiu ant 105 Hz ar žemiau atkirstas, o ant 105 Hz nuo 105 tada satelitai, kurie nelabai ką ten atkuria tarp 105 ir 200 ir tokioj skausmingoj vietoj, dėl to gaunasi duobė, dėl per mažų satelitų. Dėl per mažų satelitų tai ne Logitech kalta, kas norėtų tokio dydžio kolonkės, kaip pavyzdžiui mano turėti ant stalo, bet va tokie turėtų būti satelitai geroj sistemai, gal jau be portų pavyktų, kaip kad pas mane be subų. Šiaip nusibodo man tie subai po stalu baubė, ten iš apačios jokio įsitraukimo į muziką nėra. Jo, čia pradėjau biškį varyti per daug, reikia imtis darbo. Esmė, kad šita plasmasė, nežinau ar pavyks parodyti, bet jį juda, ar čia ne plasmasė, kas po ją ir nežinau, gal čia irgi švilpia, visur tarpai matosi, tai galvoju bandyti nuplėšti visą plasmasę šitą suknistą ir pažiūrėti, kas ten po apačia, gal ten kažkur plyšiai, nežinau kokia čia konstrukcija. Dar vienas įtarimas, kur nors čia leidžia. Kaip aš sakiau, subą naudosiu pasyviai, tai jaučiu visą platą su stiprintuvais, viskom išimsiu ateities projektam. Nežinau, kaip čia labai, taip sakant, gražiai atlikti šitą darbą, bet jaučiu pasimsiu precizinį įrankį ir pažiūrėsiu, kas čia gausis. Kilo man idėja prieš lupant viską, kad galbūt iš vidaus yra varžtai, kurie tą priekinę plasmasę laiko, nes kaip ir pro tarpelį matėsi, tai reikia iš esmės išimti šitą visą bloką ir pažiūrėti, kaip ten vyksta. Tai išėmiau stiprintuvą, bet apačioj nesimato jokių varžtų, išskyrus tos, kurie laiko subą. Tai čia teks tiesiog nulupti priekį. Aišku, kad ir aš matau iš vidaus, kad čia kaip ir sandaru, bet aš vis tiek noriu prieiti prie subo, o ištraukti vien tik groteles nelabai noriu, nes aš noriu nuimti visus šūdus iš čia, kurie potencialiai gali barškėti ar kitaip gadinti mano mėgavimąsi muziką. O stiprintuvas atrodo taip, apie jį vėliau pakalbėsiu, manau gal kam įdomu bus. Čia toroidinis transformatorius, kuris pravers irgi kitam dalykui, kad ir kokiam projektėlim su tom pačiom mikroschemom iš čia. Bet čia taip lemba privarytas, narglių visokių, bet šiaip sandariai gan atrodo, bet vis tiek lupsiu priekį. Bandydamas nuimti šitas durnas plasmasės suvokiau, kad subas ant jų uždėtas. Va čia tai, ką aš vadinu durnu sprendimu, blemba. Ne tik pro kur nors gali ten leis, bet ir
čia į pro apačią gali leisti, kur medis su plasmasė susiliečia. Va Jėzau. Ir šitas pasityčiojimas iš žmonijos vaikučiai tipo yra sandarinimas, kuris remiasi į fanierą. Ne veltui tiek švilpimų visokių. O dėl visų dėžės nesąmonių tai nežinau. Net verčia galvot, gal darytis kitą dėžę tokio patūrio savo, nes jinai čia biški atskilo čia ir šiaip kažkokie tarpai yra, čia visur tarpai, net nežinau, kaip čia daryti. Aišku, galima palyginti, užpakliuoti gražiai, bet nežinau, dar galvoju. Trafui kaip ir priekaištų neturiu, pritvirtintas buvo rimtai, su varžtu, su visom poveržlėm, kom reikia, didelė šaiba, kaip sakant, viršaus. Netgi kažko panašių į gumą, kuri apsaugo apvėjas, nes, gryno metalo dėt būtų bloga mintis. Apačioje irgi toks paminkštinimas. Pats trafas yra 230 voltų, žinoma, 20 voltų kartu. Labai nebloga įtampa, ypač norint daryti kokį projektą. Ką žinau, kokių šiam vatų galios stiprintuvą, 2 po šiam puikiai tinka toksai. Kiek iš čia galios turi, turbūt nebus užrašyta gale. Ne, galios nėra. Bet ką aš galiu pasakyti, bus 105 vatų. Galiu sakyti, kad gan tiksliai atspėjau tikrai. Pats garsiakalbis tai yra tikrai neprastas, nepaisant jo mažo dydžio, tik tai 20 cm. Bet iš esmės savo dėžėjais kabina iki kažkur 35 ar 30 Hz, kas tikrai pagirtina. Laiko pakankamai daug galios, kas matosi iš ventiliacijos ir viso kito. Ir pakaba gan rimtai atrodo, tikrai neblogas toks garsiakalbis. Todėl ir kaip maniškis yra idealaus stovio, kaip sakant, tai galvoju, kažką čia su juo nuveikti, netgi rimčiau. Dabar pradėjau mąstyti rimtai, kad gal net reikia visai kitą dėžę pasidaryti, sandarę gerą, ir tada atsiskleisio galimybės. Turi tiesiog nukopijuoti originalios, portą irgi paimti iš originalios ir iš esmės tokią pačią dėžę padaryti, kas iš pradžių gal keistai skamba, bet verta, aš manau, nebent gal išdėstymą truputį pakeisiu. Vat, bus subas ir portas, jaučiu po apačią, pakelsiu subą aukščiau ir portą po apačią gal sukišiu, biški formą, kaip sakant, statmeną dėžę padarysiu. Galbūt kas, dažniausiai populiariau, kaip sakant, aukšto lygio sistemose, nors čia ir nebus labai aukštas lygis, bet kai man reikia tik iki 90 Hz jį leisti, tai manau bus tikrai pakankamai gerai. Geras, per stebuklą pavyko išimti portą, kuris aišku priklijuotas čia kaip ir turi būti sistemoj pirktiniai, kad būtų kuo sunkiau išrinkti. Jau buvau pasiruošęs tiesiog brutaliai lupt, kad ir kas iš jo liktų, tiesiog kad savo pasidaryčiau paskui, bet gali būti, kad dar ir šitas bus panaudojamas. Ne visai iš jį išėmiau, aišku. Bet tai jaučiu, reikia dėžės biškį išpjauti tiesiog, nes aš jį tikrai sulaužysiu, jei toliau taip lupsiu su tokia jėga kaip dabar. Aš šiam etapę manau, kaip ir aišku jau visiems, kad kaip pradžioj sakiau, kad šitas video pravers turėtojams Z2300, pas kurio švilpia ar yra triukšmo kokio, bet panašu, kad nepravers, nes, akivaizdžiai aš darausi kitą dėžę, bet tai vis tiek, manau, gal pravers daliai, kurie iš tikrųjų nori irgi subą visiškai perdaryti kaip aš. Nebūtina juk maitinti nuo kito stiprintuvo, kaip aš žadu daryti. Galima būtų tą pačią plokštę su viskom tiesiog prisisukti savo naują dėžę ir kad sandarė ir norimo, kaip sakant, išdėstymo. Kas gerai, kad vidus tikrai švarus, be jokių klijų viduj. Bent jau kiek matosi man. Kaip ir būtų galima manį panaudoti, jis tik tiktų mano konstrukcijai. Norėčiau dėti subą virš portą, sunku,
va kažką tokio padaryti. Tai jeigu portas būtų taip, tada subas turėtų būti virš šitos zonos, kaip sakant, ir gal ir kažkaip per aukšta gautųsi kolonėlė ir turis jau turbūt net nesigautų, pakankamai mažas. Tai kitas variantas, ką galvoju, portą dėti taip, kad būtų apatiniam kampe kolonėlės, o čia jo išėjimas. Ir tada žemadažnis būtų virš jo, va kažkas va tokio. Į kitą kraštą pastumtas dėl gražesnio vaizdo. Visiška nesąmonė, kaip porte šone. Kai abu vienoj pusėj, tada patogu pastatyti, nes gali visi šonai išskyrus vieną būti arti objekto, o taip turi šoną saugot. Ir kai tas portas šone, kur arčiau pastatai kažko, tai jis ten drebina viską, ten nesąmonės vyksta. Pačią dėžę jaučiu ant kelių litrų, galiu didesnę daryti nei originalę, nes dėsiu storą akustinį poroloną į vidų, kuris kažkiek sumažins tūrį, bet čia reikia dar išsiaiškinti, kiek jis tą tūrį mažina, nes jis porėtas ir gaunasi sunku suprasti. Na ir štai dalis, kurios turbūt visi laukia, stiprintuvas. Baisokai čia su laidais, nors pati plokštė tai tikrai neprastos kokybės atrodo. Ir kodėl čia taip tuščia, jeigu klausė, tai įtariu dar kitoj pusėje nemažai dalių yra. Šitie izoliaciniai padai neįdėti normaliai, o tiesiog sugrūsti viens ant kito. Tragedija, aš nežinau, kam taip reikia padaryti. Tai pablogina jų aušinimą, aš nesuprantu tiesiog. Na štai, išsirinkau viską. Radiatorius labai įdomus, nes jis va išlietas. Iš pradžių man atrodė, kad šita dalis prisukta atskirai, bet pasirodo čia vientisas gabalas visas šitas reikalas, kas įdomu. Ir iš karto kyla idėjų, kaip jį galima panaudoti. Pavyzdžiui, pasimti kokią dėžę ir jį montuoti ant viršaus, o dėžės viršuje tiesiog išsipjauti pailgą skylę va šitai vietai įsidėti ir tada gali radiatorius būti ant viršaus dėžės ir efektyviai aušinti vidų, pats būdamas išoriai labai patogiai. Gal kada vis dėlto darysiu galingą, tikrai galingą stiprintuvą, tai iškart man kyla mintis šitą montuoti šone arba gale. Ir greičiausiai šone, nes platus, va taip. Ir tada čia du didelius ventiliatorius, vieną čia, kitą čia, kurie, suktųsi esant reikalui. Ir čia labai smarkus aušinimas gautųsi. Va 92 mm, kai būna ventiliatoriai, galima būtų sukalt čia du net. Čia yra šakės. Čia kiek galios galima išsklaidyti, gal net 100 mm galima iš esmės. Jo. 100 eitų. Šakės tiesiog tokius geresnius. Jeigu dar uždėtai net ir tyliai veiktų ir labai daug aušinimo būtų kokiam. Čia potencialo šitam aušintuvė, tai kalnai tiesiog. Aišku, dar va šitie tragiška izoliacija mikroschemų. Šitai siaubas kažkoks yra. Diodų tiltas, kuris normalus diodų tiltas. Išsitriliojau. Kondensatoriai sudėti čia, taip nelabai gražiai, bet bent jau pagirtina, kad jie yra, nes sugeria diodų junginėjimosi trukdžius. Keista, kodėl po du net, tipo neturėjo reikiamų. Kaip ir sakiau, kitoj plokštės pusėje dar pilna komponentų, dar 4 operaciniai. Čia filtrai visokie, viskas. Nesigilinsiu, ką čia kas daro, nes vis tiek plokštės ant dalių. Čia matom gerą pavyzdį vadinamos žvaigždinio įžeminimo vadinamo. Kaip čia yra minusas, žemė, nes reiktų jau užsiemant elektroniką tą minusą atsisakyti, nes tikroje elektronikoje jaučiu jis apsiriboja tom, kad baterijom ir akumuliatorium ir garsiakalbėm iš esmės, o tikrose schemose yra žemė, o ne minusas. Kita pusė
kas pratęsia žvaigždinį žeminimą, tai šitie žali laidai, jie nueina iš esmės į kas antrą stiprintuvą. Čia ateina ir abiem jam žemę duoda. Biški keista, kodėl jau ne visai atskirai, bet, tarkim. Ir į kitą pusę eina kažkur giliai laidas, čia iš šito žvaigždinio žeminimo. Tai čia toks ganėtinai neprastai žemė iš pirmo žvilgsnio suvesta. Toliau čia yra išėjimai satelitus, kas biški įdomu, kad vienas satelito stiprintuvas čia yra, kuris tarp kitko tada 7296 galbūt ar 95, viena iš tų, ir 7294, 95, 96, visus daugmaž, o gal ir idealiai, identiškai tas pačias schemas, kiek žinau, naudoja, tai laisvai galit pasiimti, datašytus abiejų, pasilyginti ir jeigu tikrai sutampa, kam aktualu, kas turi šitų 95, 96, tai galite laisvai tiesiog PCB 94, kurių pilna, pasiimti ir pasidaryti. Bus biški mažiau galios, bet tikrai geros mikroschemos. Kitas satelitas netgi čia. Tai įdomu. O šitos dvi jau tiltas, čia kiek atsimenu 95. O šitas tada jaučiu 96 silpnesnis, dar 95 tiltų dvi, tai 100 su viršum vatų pajėgios atiduoti prie atitinkamo maitinimo. Pas mane bus 94 tiltų, tai iš esmės tas pats, aš tiesiog savo turimą stiprintuvą sutiltuosiu ir naudosiu su savo filtru, kad turėčiau kontrolę savo sistemos gerą, kad žinočiau, kas ten tiksliai vyksta. Nenoriu turėti šito stiprintuvo, plus dar šitie šonai nenaudojami lieka, tai neverta man tokiu keliu eiti, todėl, kaip ir sakiau, atskiras stiprintuvas bus, kolonėlė, atskira viskas, patogiau man tai. Manau ir daugumai, kas jau nori rimčiau sistemą susidėti. Aišku, kiek tas rimtumas gali būti naudojamas, kai jam įsuba iš kompiuterinių kolonėlių. Bet aš, tiesiog, kai kam atrodys, kad tikrai prastas tas subas, bet iš tikrųjų jis nėra prastas. Aišku, yra žmonių, kuriem neįkalsi galvą kitko, nes jiem tik 1000 litų subai, 300 eurų, atsiprašau, yra geri. Žodžiu, kiekvienam savo, bet tikrai jis pagal parametrus tikrai užteks man jo ir iki 90 Hz tikrai normaliai viskas ten yra su juo. Aišku, čia ne visam laikui, kaip ir nieko nėra visam laikui, ateity galvoju, kai ką daug rimčiau pasidaryti, kam ir pravers šitas, manau, radiatorius su ventiliatorių pagalba, susimest kokį, tokį nediduką stiprintuvą, kokių 400 vatų ir pasidaryti neportintą dėžę su specialia schema žemus sukelt, kad kabintų iki kokių 20 Hz. Kaip tik, kai kuo žemiau kabina sistema, to tyliau norisi klausytis, bent jau man, nes tiesiog, kai žemė yra ir nesinori sukti garsiau, kad juos išgirst, kaip kad jų mažiau būtų. Čia toks efektas įdomus gaunasi. Tiesiog kaip tik pradedi tyliau klausyti, kai sistema atkuria nuo 20 iki 20K, tiesiog super tas jausmas. Ir, bet tam reikia daug galios ir čia jau ne šitam video iš esmės apie tai ir taip jau plačiai išsikalbėjau apie kitus dalykus, bet neblogas stiprintuvas, tikrai neblogas jis yra. Ir tokį tikrai galima būtų laisvai pasiėmus susimontuoti kitą dėžę, pavyzdžiui, jeigu pati Logitech sistema susimalė, tai jį galima labai lengvai kitą dėžę susimontuoti, labai tikrai lengvai. Patį radiatorių, jūs ne taip, bet žodžiu, nesmė, išsidėti viršui plokštę aukštėlniką tokiu atveju ir tada gautus radiatorius ant viršaus dėžės ir būtų tikrai neblogai. Šus net mąstau, gal ir šitą pusę eitų netgi uždėti, jeigu tai, patogiau. Dar matosi, jeigu čia lygų, o šičia, arba šičia. Net nesu tikras, galima patikrinti su liniuotė, galima būtų netgi sumodinus, tiesiog prisukti mikroschemas taip perdarant.
Čia daug galimybių. Kaip ir sakau, čia vienas geresnių stiprintuvų iš kompiuterinių kolonėlių. Nes, gal ir verta buvo čia tokio tikėtis, nes vis tiek jau netokia šūdina sistema, kaip kad būna visai žemiausio lygio sistemos. Tai ten tai tragedija. Kaip ir iš kurios darausi mini Bluetooth kolonėlę, kuri nepergyvenkit, greitai bus 3 dalis, tiesiog supraskit ir mane, nes kartais tiesiog daknisa dieną iš dienos prie tą paties projekto dirb, dėl to aš tiesiog taip šokinėju, nes, koks įdomumas, jeigu tiesiog vieną dalyką iš karto daryt vis ir tiesiog, norisi pailsėti kartais nuo vieno projekto ir dėl to taip gaunasi toks šokčiojimas. Pas daugumą yra žmonių mėgstančių konstruoti, kiek aš sužinojau. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Jei patiko, prenumeruokit, spauskit patinka ir bus dar. Iki.